Na, va štai atėjo laikas apžvelgti turgaus trofėjų, ten girdėt mano mažasis gameris žaidžia, o čia aš kaip norėčiau padaryti apžvalgą keletos turgelių trofėjų sumedžiotus, tai pažiūrėjau, Andrimkasto žaidimukas, Ančiam 4, Vigelansas, ir paskutinį turgelį sumedžiotas, va štai toks Konabi turtlės, tai kaip sakoma, šitos vėliau, nes daug darbo, reikės traukti konsolės, pasijungti, bandysiu per mažai ekraną, kur turiu sumedžiojęs, kur matėte. Ir dabar, kai bandysim, testuosim pirmą va per štai, va šitą daikčiuką. Kaip turgeliai žiūrėjome, buvo švarus kontaktai jo. O kas čia du daiktas yra įdomu, bus visiems, man pačiam įdomu. Ai, va, toj papasakosiu. Taip, o čia yra rankinė LCD žaidimų konsolė Teenage Mutant Hero turtlės, pagaminta pačio Konamio, net nuo šviesa. Va štai Konamio lipdukas, visai. Tai 90-mečio pradžios elektroninis žaidimas, tai vadimas Handelhaf arba Hanagela LCD. O kaip sakoma, jis pasirodys yra, kaip sako, fiksuotose vietose, ekranėlį. Visą, kai va čia stiliaus žaidimukas toks yra, pasirodė tai personažai, ten kažką daryti ir skirtas vaikams. Daugiausia parduotas buvo Europoje ir Anglijoje, tai bus greičiausiai iš Anglijos parvežtas. O čia parašyta Teenage Mutant Hero. O kodėl? Turėtų būti ninja. O tai va šitas dalykas rodo, kad žaidimas yra sukurtas Jungtinės Amerikos, Anglijai ir Europos rinkoje, nes 80-90 metais žodis ninja buvo labai cenzūruojamas šituose šalyse, o gamintas jisai yra 1989 metais. Mirage Studios licenzijos metai. Ir dažniausiai, kaip sako, buvo 90-93, pati banga tai jau buvo viską. O ko jis įdomus yra, tai va šiandien toks kolekcinis, jeigu veikia. O to ištestuosime, kaip tik turiu va porą elementų, nes ant to maitinimas. Turiu akumuliatorių, bet jie ten nuo laiko bestovint nusėda ir kartais didesni būna, netelpa viską. Ir ką, dizainas pagal 900 metus. Viską, tai ką, eisim bandysime, tai taip. Čia mikrofonas matosi, taip, čia mygtukai, valdymai, žiūrėsim, kas yra, taip pat darome. Tikriausia, kontaktai, kaip pažiūrėjau, buvo lediniai, nebuvo jokių elementų, net nenutrinta, tai gal saugojas buvo, tai mano maniškis gameris aš neta. Taip, išsipakuojam tuos elementus, o elementus kaip neukėte, va kaip dabar žaidžia, dar ausinės susidės, jis net negirdė, ką aš sakyta, kodėl fonas tenai po. Nuskrydo į dreiką. Kur, to jam kažkas susmirbė, kažkas pirstelėjo. Taip, kur čia. Nu va, štai elementai išpakuoti. Liko tik šiukšlikės viskas. Taip, dabar bandysim, net aišku, man filmuoti sunku, nes kai sako jaunimas visada šalia. Aha. O, garsas buvo. Taip, girdėjote, negirdėjote, uždarėme. Taip, dabar taip. Off. 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 On. O daugiau. Jokio judesio, taip. Matau startas. Nu jo, įdomiai. Net įmano, taigi, pasirinkimas žaidimas. Startas. Viską numesti. Pavyzdžiui, nu gerai, va išimam vėl elementus. Taip. Va, sukus ekraną pabandysim įdėti. Nieko. Dar kartą pabandom. Na va, taip džiaugiausi, kad veiks kontaktai gražūs, superiniai, viskas, bet dėja. Gerai, dar kartą taip įdedam elementą, dabar pasiruošiame ir žiūrėsim, kai įvyks tas ar nevyks.
Nu, aš ardytai bijau, nes aš netoks meistras, kad aš galėčiau kažką tais. Jo. Elementai nauji, va, tik ką išpakavau, matėte. Ir daugiau nebepyps jisai net. Taip. Bet nieko. Tai nežinau, ar Vytautas pažiūrės. Jis visų gerbimas bitplakis. Aš gal jam, jeigu jis neturi nusiųsiu dovanų jam jį. Ir jisai jį gal susitvarkys ir turės kolekcijoje. Jeigu tokio neturi, nu dar kartą dedu elementus, bandau viską. Apkeičiu vietomis. Viską, bet gražu. Ir taip parodyta, kaip įdėti. Nieko. Jo, nu ką, nu nebent kaip eksponatą pasidėti, jie aišku prašė 5 eurų. Euriukų už jį viską, darėjau iki 3. Bet dėja, tik kaip eksponatą kolekcijai turėti viską. Nu, gal kas susitvarkysi, žinos, gal, jo, sakau, nusiųsiu Vytautui dovanų. Jis sakė, kad užsiema tais visai savo šūdmeistrystėmis, pas jį rankos suprantančios, sugebančios, kur ką padaryti reikia. Tai gal jam pravers. Tai ką, dedam šitą, gal viską gražiai, sudedam. Pasižiūrėm, pašokinėjam. Taip virtualiai, taip įsivaizduodami. Ir ką darysime? Gal kur video yra, gal tai parodyčiau, įmeščiau šimčiavą viršų ekraniukė viską. O, žiūrėsim, matysim, jeigu kas, jeigu rasta bus, tai matysite, kaip žaidžiama, kad man nepavyksta jos užsikurti. Nu ką, dabar einam ieškoti kitų konsolių ir bandysime. Vėl? O ką, aš taip pajungtas N4. Televizoriukas, reikia televizoriuką įsijungti, plytelio neturiu, power, skansonikas, taip, disketė įdėta ir dar gali būti problema žaidimo, taip, pas mane ne ta kortelė, neturiu tos raudonos, čia tik tai bazinė. Dar įdomu, ar gerai sujungau aš viską. Taip, taip, taip. O to video. Konsolė šviečia. Oi, tai tenais. O televizoriukų jokio vaizdo. Ai va. Taip. Šilta. Na, po kelių bandymų, senelis pavargęs, poilsio miego, bet prikėliau senuką iš miego. Ir va, štai žiūrėkite, kas yra vaizdas. Nu, tai ką, bandysim taip. Pres A. Koks garsas didelis. Tikrai žaidėją galima. Pamatysime. O, prisuksime garsą. Nu, testui. Imam testui, pažiūrėsime. Čia biškį šviesą reikia užgesinti. Bus geriau per mažai ekraną. Vėl A. A, taip, sakiau, nebus ta problema.
Taigi kortelės, pakas ne tas. Pas man tik tai bazinis. O, visai juodas ekranas tapo. Paspauskite A. Paspaudė A. Nu, padarom resetą. Iškart va rašo, taip, nėra kontrolerių pako. Nu, ne viską ima tai baziniai. Nu, tipo, kažkas nesisaugo žaidimas. Matau, nesisaugo. Štos išbandyti norėčiau. O, netinkamai kontroleris. Gerai, išjungiame. Nu, perjungiau taip. Dar pradžioj pasikūrė viską, bet tai jau. Ai, nu tik reik tą raudoną tą. Raudoną tą kortelę. Ieškot medžio. Taip, išjungiu šį viską, žiūrėkit, pas mane kokia yra. Rodės apžvalgojse. Kamera. Dar prato stalą. Taip pat čia sunkiai neįsima, žinokite. Lengvai neina jos ištraukti. Va, štai išėmiau. Paprasta, juoda, džemper pakas. Reikia tos raudonos. Ją įdėjus, įjungus konsolę. No control, no font. Ir nieko paspaudžiu. Va. Sugroja muzikytę Activision'e. Ir vėl iš naujo, jau gerai, va startas, vienas žaidėjas, taip klostas. Įmam iš eilės viską, jau jungiam, nežiūrim, taip gerai, tinka, viskas tinka, tik leiskit pažaisti. O, žiūrėkit, užkrovė, super. Nu. Tai pauzė. Nu, muziką paliekame, jau kas, aš čia pažiūrėkinsim. Varom. Nu, čia reikia per didelį ekraną žaisti, ne per mažai. Nu, kurti priešai. Raketų gavau. Priešas kažkur už nugaros, raudonas taškiukas. Va. Kaip paleist. Taškiukas paleidau raketą. Nežinau, kur dėjau į langus. Aha, už nugaros. Au, kaip mane lūpina. Tuoj man bus ir kari. Mūsų raketa gerai, kaip ant šlies. Apsiginkluoti kažką tai. Opa, į sieną. Ir, o, štai ką išmetė. Ką, beliko Dreamcastą. Gal tas nekvailios leisės, kada apžvalga ten irgi taip įsijunginėja viską. Einam bandyti jungtis Dreamcastą. Ir štai jau Dreamcastėlis. Televizoriukas, pulteliukas, televizoriukas įjungiam ir įjungiam Dreamcastėlį. Ai, kortelės.
Taip, čia datą prašoma nustatyti. Nu, mes tam tą praeisim. O, čia yra žaidimas įdėtas. Lenį kažkoks. Aha. O kas čia žaidimas? Mes Dreamcastas, taigi skaito ir įrašytus. Jie klausia, nori Benas pasakyti. Nu, Benai nenori sakyti. Taip. Ai, aš čia dariau, kai buvo testai, nu, apžvalgos savo kolekcijos Dreamcasto, tai va, likė šitas yra. Gerai, tai mums šitas neįdomus yra. Tai mes va šitą, va štai va tokį va piratėlį išimame ir dabar bandysime varsti dar vieną turgaus trofėjuką. Nu, kamera palertino vaizdą, tai dabar šitaip darom dėžutę, atidarytą išimame va štai šitą žaidimuką. O, kamera sukinėjasi lengvai. Nu, baigėsi mano kamerytė, žinokit, jau, na, būtų gerai naują įsigyti, bet gal kas padovanosite? Aha, būtų labai super kalėdom net. Uždarome. Taip, taip, pultelis va. Tas gražus garsas. Nu, vėl man prašau datą. Čia elementą reikia pakeisti, nesvarbu. Gerai, taip. O darbi va, window. Kai skaito, ir va štai, žiūrėkit. Kalba anglų. Nu, bandom 50, gersų užteks. Nu, kokia vaivorykštė. Yra žaidimas. Nu, gal nesudurnios, va, 98 metų. O tai jum neveikia? Va, sena muzika. Nuvaliau diską. Matėsi, ten pirštų žymės viską, gal dėl to ir. Ir mano kamera kaip taip dar prie to pačio pats, jeigu aš tai buvo turgaus medžioklė padaryta su telefonu, pradėjo mėties klaidą, SD kortelės klaida. Viskas, dabar tipo nėra kortelės, bet prie kompiuterio įdėjus. Į kompiuterį tą kortelę viskas o geriausiai. Viskas persikelia. Na, bandom dar kartą. Diskas nuvalytas. Kalba. Nukyba mūsų nesėkmingi man testai čia. Na, aišku, disketė veikia ten tą N4, bet reikia to raudonos kortelės. O šitas va Dreamcastėlis, ką jau, lazeriukas. Nu, metų tai nemažai. Daug metų. Ir lazerį su laiku išeina poilsio. Na, aišku, gal ir yra kokiam AliExpress'e pirkti viską. Gerai, praeinam, kad nebūtų mūtų. Taip, startas. Nu, gal neišmes, užkraus, nes nuvaliau diską. Girdisi kaip krauna. Buvo tokie įdomus labai garsai. Lazeris bando veikti. O! Ir štai, dabar žiūrėjau kaip įsijungt muziką. O, štai duoda pasirinkti. Kokias norit lenktynės. Easy. Trasos, hardas, mediumas, nu easy. Singlę pabandysime. Praktika gal ką, nu, čia tokia testas visas, gal vėl neįsijungs jisai, būk geras. Neįsijung mano Dreamcastėlį mažyti, tu senukas, tu pensininkas. Būk geras. Norime pažiūrėti su žiūrovais, kaip čia kas koks žaidimukas, padaryti kaip apžvalgą to trofėjaus, o tu būk geras.
Wow. Garsas. O, kokia būtų žvalgybos varom. O, čia keičiasi vaizdas. Man labai va toks žaidėjas būna patinka žaidimuose. Dabartiniuose. O, šitą tai nemėgstu su spidometrais. Wow, kaip pasižiūrė. Trečias. Iš 3. Kaip 10 ratų net. O dar pirmą neįveikiau. Pirmas ratas. Nu, bet va, kompaktėlis veikia. Viskas super. Kokio turbo kad būtų? Tais laikais tokių dalykų nebuvo turbo. O, čia galą galima pažiūrėti iš galo. Tai, B. Pakartojimą, jeigu iš naujo pasileidžiame. Kai lazeris dirba garsiai. O galės kokį kitą trasą galima bus pasirinkti, išeiti į meniu. Ir ant plytelio va štai va žaidimo logotipas šviečia. Kraunam. Taip, ratas, ne, taip. A. Taip, pasirinkam Mercedesas, Montana, vardą suvesti. Kas čia kad automatas. Aha. Ne, automatinė, viskas tvarkoj. O kur ne, duoda Montanas, tą trasą. Taip, aha. Nu, bandom dar kartą. Ne. Ai, va. Tai čempionatas. Scenarijus. Nu, bandom pagal šitai. Kaip garsas žiūrė, nu. 5 ratai. O, vaizdas matote. Lenkiu. Aplenkiau. Čia kaip žvirkelių kažkokiu. 37 metų. Vaizdas tamsus. Taip, čia reikia žaisti per kineskopinį televizorių. O, važiuok. Ai, pasirinkau ne automatinį, o rankinę greičių dėžę. Ai, man automatiškai pasirinkau. Girdžiu
Tik važiuoti ne per asfaltuotą kelio. Tai žvyrkelį. Einam greitį. Iki sekančio stulpo, kai sakoma, tas mūsų greitis bus. Ir į stulpą. Bim! Ir viskas. Opa! Va, kokias pats efektas. O, kad užgrįžtume. Nu, tai ką va, gal daugiau neerzinsiu jūsų, netampysiu jūsų kantrybę, žiūrėk, kaip tu čia nemoki žaisti, kaip čia viską. Ne, čia nežaidžia. Čia tik tai buvo testas. Tai va, dėkui, kas pažiūrėjote va štai šitų kelių, o, kaip galite bolydai ten šone. Turgus trofėjų, per kelius stogelius surinktų testukas. Tai dėkui ir keliausim toliau, gal kamerą daugiau nebepavesiu. O čia net tai žinoma, nes jau kamera mano šitą baigėsi, mano GoPro. Jau daug metų jinai man dirba,